Labadiena, dar kartelį visiems susijungusiems YouTube savo platformėlės. Jūs žinot, kur jūs patekot, jeigu jau paspaudėt šitą mygtuką. 90-ųjų kvizas, dar vienas epizodas. Nu ir nepameluokim ir nepasikukrinkim pasakydami, kad legendinis Astatas. Justina Gedgaudaitė, Manas Bartoševičius, Justinas Sinkevičius. Du žaidimo debiutantai ir žmogus, kuris žaidė vieną kartą. Aš vieną kartą žaidžiau. Jo, ir, sakykim, dominavo tame mače. Man sekėsi. Jo, pavadinkim tai sėkmė, arba tiesiog gimiau nei per anksti, nei per laiku, nėra tavo frazė. Gimiai laiku šito žaidimo kontekste. Tai turėsim labai gerą žaidimą, kai visą laiką 5 turai po 5 klausimus. Dabar tik trumpai noriu pristatyti mūsų galbūt žaidimo prizus. Pradėkime nuo to, kad sužinotume, dėl ko jūs žaidžiat. Tai yra, žiūrėkit, 91 metai, daiktas lenkiškas, daiktas iš medžiagos ir daiktas susijęs su žymiu žmogum, vienu žymiausių visų laikų žmonių, tai yra... Lechu Valensa. Tai yra 91 metų medžiaginis, originalus kalendorius. Vala, bet jisai 93 buvo pas mus. Jo, bet čia yra lenkiškas, Čia yra, okei. O jis darė Lenkijos turą? Aš manau, kad jam nereikia daryti Lenkijos turą, nes jis tiesiog buvo visą laiką. Ten tiesiog jau priklauso. Ar Saboniui reikia daryti Lietuvos turą? Aš tai paklausiu. Bet jisai žaidė Lietuvoje, žinai. Tai jis irgi kažkada žaidė Lenkijoje. Jisai irgi paskutinį sezoną į katalikų NBA. Sabonis grįžo dar į Lietuvą. Tas negrįžo. Vat. Tai žiūrėkit, neįtikėtina, ar ne? Šventas prizas, sakyčiau. Šventa pareiga dabar, čia kryžiaus karai dabar, man atrodo, vykdo. Ar pašventintas čia yra? Dar porą žodžių apie mūsų rėmėjus. Ant savo stalų matote tokias dėžutės gražias. Taip. Mūsų draugai Make Heads Turn, kiekvienam iš jūsų padarė jūsų asmenybę pritaikytą savo ženkliukų rinkinuką. Ne? Jo, kaip jie jūs matė, galės... Kodėl pas mane vien šūdai ir vidai? Nice. Geras. Galėsiu čia visus. Kokie... Šalin rankas nuo kultūros. Absoliučiai. Kaip smagu. Tai va, galėsit būti kaip Brežnevai apsikarstę. Viešbučiuose miegu dabar. O jie žino šitą dalyką? Čia žinot šitą dalyką? Aš nežinau, ar jie žino. Šitas legendinis. Aš moku dėlioti namelius iš degtukų be klijų. Jo, jie žinojo, man atrodo. Sakai? Nežinau. Gerai. Žinojo, kad aš vaidinau Darius ir Gilenas per Atlantos skridą. Bet tiesiog sumėte random ir jūs patys asociacijas random. Čia kaip horoskopai, žinai, viskas savo pritaikai. Pas Gadalką. Tai va, tai neužsižaiskit, turim rimtų reikalų. Dar porą mūsų rėmėjų prie jų klausimų, jie turės savo klausimus, tai yra Seilė ir yra Baltijos ledai. Baltijos ledam be 30 metų sueina šiemet. Tu juokauji, Baltijos ledai remia jūs? Taip. Wow, taip nusirist. Geras, Baltijos ledai prisimenu. Šiaip, ta prasme, kur atrodo, kad tokie, nežinau kaip pavadinti, dosnumo įsikūnimas ta ledų porcija atrodė, kad gamintojas nepagailėjo ledo, nes tu galėjai ties vaflio viršūnę užbaigti tavo darbą. Ten buvo pirmas kartas, kai mes turėjome padorų ekvivalentą Valijo ledams. Jo. Dėl to, kad buvo Valijo ledai su ta reklama su rokeriu. Su rokeriu, kur ateina į virtuvę, atsidaro ir tenais tipo. Ir Valijo ledai buvo momentas, kur tu galėdavo tik tai tavo turtingasis kaimynas, kurio mama prekiauja Gariūnuose, turi paviljoną, pirkti Valijo ledus, tai tu nebent, jeigu jiem iškrisdavo gaudavai. O Baltija buvo tie, kurie jau sako, žiūrėkit, kokybiški ledai yra prieinami visiems. Mes vieną kartą, aš prisiminsiu amžinai šitą iki pat gyvenimo dienų galo, kai buvau parduotuviai su sese ir tiesiog buvo random Vilkijoj žmogus iš nevilkijos atvažiavęs apsipirkinėjo brangius dalykus. Ir mes tiesiog stovim ir sako, vaikai, norit ledų nupirksiu? Ir mes tokie, tiesiog paėmė mums 2 Baltijos, nupirko, padavė ir mes stovim su Baltijos ledais ir nežinom, ką daryti, nes tiesiog rankas daryti. Aš jaučiu, ką daryti. Niekada nebuvom dar. Čia gal tas popiežius buvo toks geras. Nestok madėk. Man tas panašus, aš jaučiu, empatiškai galiu prilyginti, žinai kam, kai buvo gandas, kad kažkas kaime 20 km, reiškia, kur augo, kad kažkas iš Panevėžio su taksi grįžo namo. Tai kažkada savo brolį gimtadienio progą aš sakau, reikia padaromės tai, mes nuvažiuojam Panevėžio, nes nenuvažiuojam normaliai, grįžtam takso. 13 eurų. Karaliai. Aš esu grįžęs ir sumokėt? Jo. Aš esu grįžęs iš Talino. Aš žinau šitą. Iš tos sporto prekių, kurių neremia mūsų. Gerai, neįvardinkim. Pirmas klausimas yra toksai apšilimo netaškam.
labiau išsiaiškinti jūsų asmenybės. Okay. Kuris iš draugų mes esam? Būtent, kažkas į tą pusę labai netoli to yra, bet apie lietuviškam kontekste. Aš ponas T. Ar jau pasiruošę dėmesio į savo programėlės, ką renkiesi? Aš renkuosi. Ar kibertelevizorių ir vaiduoklį, ar profesorių Knyslį? Oi, čia. Į vienus vartus. Nėra vienas vartus, 2 kibertelevizorių ir vaiduoklis, 1 profesorius Knyslys. Žinoma, kad profesorius Knyslys, jūs juokaujate? Tik vaiduoklis. Tik tai profesorius Knyslys. Pažiūrėkit, mes niekada nematėme profesoriaus Knyslio be dantų. Jo, nematėm. Justina, aš šiaip prisipažinsiu, kad kurdamas šitą klausimą, aš pagalvoju apie tave, nes kai mes žaidėm, žinau, kad meluoju žaidimą, tavo klausimas viena tiesa. Ar melas? Tiesa buvo. Tiesa, be abejo, kad buvo susijusi su kibertelevizorių vaiduokliu. Taip, jis mane žavo saldainius. Jo, nes mano tėtis priklausė tam pačiam žvejų klubui kaip vaiduoklis. Kaune, žinot, visą kitą. Ir jisai tiesiog turėdavo tos čiūvits guminukus, tos, kur reklamuodavo, atsimeta, ne? Aš labai gerai. Wow. I like to chew. Ir visą laiką nežinau, tipo, ir tėtis visą laiką grįždavo su tais saldainiais ir čia vaiduoklis, perdavo vaiduoklis, o jis buvo tokia žvaigždė ir mes susėsim, galvodom, ar mes jį sutiksim ir kažkada, kaip ir gandas yra, kad jis buvo pas mus namie, bet mes tada žaidėm kieme. Visiškai legenda yra. Bet kad tėvas gandavo su vaiduokliais, tai yra... Čia yra dažnas, čia yra gana dažnesnis atvejis. Jo, tėvas mūsų su saldainiais, nes geria su vaiduokliu. Bet jis turi fotkę su vaiduokliu, tai čia yra įrodymas. Aš turiu, negaliu įvardinti žmogaus, tačiau turiu vieną labai artimą savo draugą, kuris teigia, kad Borisas Dekanidze buvo jų namuose po sušaudimo. Geras. Ar tas žmogus... Ir jisai yra ne Borisas Dekanidze. Jam jisai yra Dėdė Borė. Ką tas žmogus galvoja apie skiepus, noriu paklausti dabar. Kontrolinį klausimą. Skiepytas. Supratau, okei. Jisai yra racionalus, galvotas, sėkmingas žmogus, kuris nepageidauja nekurių kaimynų. Galiu pasakyti, kad aš esu biškai nusivylęs Borisas Dekanidze, nes jeigu manęs tada nesušaudytų, tai aš neičiau pas žmogų, kuris prasibazarino po to Justinui Jankevičiui, kad Dėdė Borė buvo pas jį namuose. Tai neapdairu yra. Taip. Vienok. Tai aš labai tikiuosi, kad Borisai, žinau, žiūrite, kad jūs buvote daugiau nei vienose namuose ir... Aš off-topikas šiek tiek, bet dabar pagalvojau, kad turbūt viskas off-topikas yra po to, ką sakė. Tai aš nežinau, ar esu jums pasakojęs apie dalyką, kai mes šiek tiek researchinom apie kibertelevizorių vaiduoklį, kai ruošiamės, galvom, kad gal bus kitokie pasikalbėjimai su juo ir panašiai, bet, žodžiu, jisai vienam posteryje savo metų kerta erkiai su kirviu per galvą. Jo, mes esam kalbėję, man atrodo, aš prie tų pačių gal net kažkada dalyvavau. Galbūt. Jisai kerta erkiai per galvą su kirviu ir sako, dusk erkė, ir tada kitais metais jo žmona erkiniu encefalitu susirgo. Ir bet prikaustyta prie lovos ilgiems dešimtmečiams. Ir ta prasme. Erkio mafija. Aš prisimenu, kaip kibertelevizorių vaiduoklis dar nebuvo kibertelevizorių vaiduoklis. Jisai neturėjo pavadinimo iš pradžių. Pirmomis laidomis jis buvo vardu pavardė? Jisai tiesiog neturėjo pavadinimo, jis buvo vaiduoklis ir jo laida neturėjo pavadinimo. Jisai buvo vaiduoklis, bet jo laida neturėjo pavadinimo. Jisai paskelbė konkursą, aš jame dalyvavau. Aš kibertelevizorių konkursuose aš esu dalyvavęs kokius 4 kartus. Siunčiau savo tenais piešinius, labai gerbiamas mano namuose buvo personažas. Tu balsavai vis tiek už profesorių Knyslį. Profesorius Knyslys turi atskirą. Jisai yra tiesiog geriausias. Nes aš pasigūglinau, tai yra, nežinau, neapdainuotas faktas, kad pavyzdžiui, žmogus Raimondas Paškevičius, tas, kuris yra profesorius Knyslys, tai jis turėjo laidą profesorius Knyslio Palėpėje. Allegedly jis yra, ar čia jau patvirtinta, kad jis yra? Sakoma. Tada jis turėjo laidą Labas rytas suraitytas ir tada jau buvo rytas suraitytas. Turbūt iš prime time perkelė į tą ryto slotą, bet tam ryto slote laidoje buvo rytas suraitytas. Žinot, kaip Late Night Show, tarkim, Jon Stewarto laikais būdavo korespondentai, kurie tapdavo žvaigždėm. Tai žinot, kas buvo The korespondentas profesoriaus Knyslio laidoje buvo rytas suraitytas? Prašau. Gustavas norėjau sakyti Gustavas. Gustavas atsirado kaip side... Aš dabar, kokie tu čia ištraukė, geras. Oi, aš dabar prisimenu.
Va, kodėl Gustavas man visą laiką atrodė pažįstamas, bet kažkuriuo Žinai, metu... iš kur jis dar gali būti pažįstamas tau, iš Tučkaus, profesorius Tučkaus. Ne, tai iš Tučkaus tai čia faktas. Iš Tučkaus faktas. Bet jisai jau Tučkuje vaidindamas man jau jisai buvo... Taip, teisingai, profesorius... O Tučkuje buvo profesorius Knyslys? Man atrodo, kad jis buvo gal... Ne, nevaidino. Ne. Tai va, tai ir Knyslys toj laidoj kalbėdavo apie naujienas, o Gustavas apie senienas. Okay. Ir tai, iš čia atsirado personažą visą kelionę. Kaip kūrybingai. Ir dar labai biškai apie Gustavą vienas dalykas, kas, žinai, įdomus laikai buvo. Legendinis Gustavo kritimas, pavalgęs, žinot. Labiausiai atpažįstamas turbūt meminis dalykas. Taip, jį reikėtų patentuoti šiaip aš. Gustavas vienam interviu yra atskleidęs, kas įkvėpia. Šitam, sako, tai yra toks, žinot, genialus rusų aktorius Arkadijus Raikinas, komikas. Raikinas, sako, turėjo vieną skečą, kada gruzinas sėdė lėktuvą ir gauna kažkokius sumušinius su ikra ir jam taip skanu, kad jisai krenta. Ir atsako, genialu. Legenda. Genialu. Ir sako, va, iš to atsirado Gustavo. Raikinas, taip, stovi eilėje. Einu, žiūriu eilėje. Prieinu, sako, ko stovit? Sako, o nežinom, o tai ko stovit? O tai visi stovi ir mes stovim. Ir aš atsistojau. Ir tenais yra visa ta jo intermedija iki to, ir jisai po to galų galiausiai, nenoriu spoilinti, žinau, kad Spoiler. Rusiškai geriau skamba visiems. Aš dėl to Janką bijau šitoj laidoj. Gerai, kolektyvas, apšilom, išsiaiškinom, kad ne iki galo išsiaiškinom, nėra vienbalsio sprendimo dėl Vaiduoklio ir Knyslio, to ir gražus mūsų gyvenimas, kad yra Knyslį stato aukščiau Vaiduoklio, o dabar jau prasideda tikrasis žaidimas dėl taškų. Primenu, kad taškų skaičių jums lemia ne tik teisingas atsakymas. Aišku, jeigu neatsako teisingai, tai 0 gauna. Bet kuo greičiau atsako, to daugiau taškų keliauja jūs. Tai dabar bus 5 teiginiai tiesa ar melas, jums reikia pasakyti, ar mano įvardintas teiginys yra tiesa ar šliukštus išgalvotas melas. Davai. Vienas grupės žas narių yra žaidęs LKL, Lietuvos krepšinio lygoje. Taip ar ne? 2 sako taip, 1 sako ne. Kas sako ne? Aš sakau ne. Justinai. Tomas Rimkus, jūs norite pasakyti, kad Soliukė, mes čia dabar jį laikysime žas nariu. Gerai, tvarkoj. Jis yra buvęs grupės žas. Gerai, viskas tvarkoj. Aš tiesiog pagalvojau apie 4, kurie jau likę. Čia yra overthinkinimo dalykas. Taip. Soliukas arba mesininkas. Bet turite pripažinti, kad aš žinau, apie ką kalbu. Be abejo. Jūs turite 0 taškų. Išlindo ilgasis Soliukė, pasakė labas rytas, jūs jobani vaikeliai. Yra tada, kai jisai buvo paminėtas žas dainoje. Hamakas lingavo kaip Estonijos keltas, apsivėmiau ir tapau visiškai baltas. Čia iš to gabalo. Tikro garso koncerte LNK studijoje Tomas Rimkus dar atlieka vokalą vienojame kūrinių Uks, Estų berniuk. Taip, ir jisai beje buvo LKL komisaras, man atrodo. Jis dabar FIBOS yra komisaras. Ir jisai LKL kokius 6-7 metus atžaidė. Puikiai jaunystė. Ir jie kartu buvo su man atrodo. Žodžiu, Šetono yra tokia organizacija metalistų. Jie tenais kartu buvo tiek su choru, tiek su... Taip, tai žasi čia yra antras etapas, nes jie visi buvo metalistai grupė Regredier, kuri dar turėjo kontraktų ir su užsienio lygidybinėm kompanijom. Tai jie palauk Nirvana apšildė, ar ne? Čia neaišku, kas ką apšildė dar, bet... Aš jau maišau žinau. Jo. Kaip? Tommy Osborne. Amžinatelis. Gerai, skaičiuojam taškus. Bet aš greičiau už visus pasakyti. Greičiau už visus, jo. Justina įsiveržė į priekį po pirmo klausimo. Deividas, kaip visi žinom, Deivį visi pažįsta. Vienintelis ne Justinas. Jo, ir Dichlofosas nusipurškė savo žinojimu. Ir turi kol kas 0 taškų, bet mes keliaujam toliau. Antras klausimas. Vytautas Žustauskas ir Algirdas Brazauskas yra antros eilės pusbroliai. Taip ar ne? Kas sako, kad taip? Aš sakau, kad taip. Ne, aš sakau, kad ne. Aš sakiau, kad taip. Sakai, kad taip. Nes yra kažkas su kažkuo yra pusbroliai, su Šustausku, man atrodo, kažkas čia paaiškėjo. Galima. Kažkokie keisti yra ten tie, bet čia gal ne šitas. Čia būtų labai jau crossoveris toks. Kurį būtume girdėję anksčiau kažkada. Ir priedo būtų per akivaizdu. Būtų per akivaizdu. Ne. Laikas slėpti labiausiai man. Vytautas Šustauskas ir Algirdas Brazauskas nėra antros eilės pusbroliai. Jeigu jie būtų antros eilės pusbroliai, kuris iš jų būtų blogasis?
Ir būtų per daug nepotizmo, nes kai mirė Brazauskas ir Brazauskinė kūrė partiją, tai jie su Šustausku buvo vienu metu susijungę. Brazauskinė ir Šustauskas buvo vienu metu vienoje partijoje. Susijungę? Nu, žinai. Allegedly. Gal čia yra buvo susijungę. Toj politikos srityje, kai miršta pusbrolis, tu paimi jo žmoną, žinai. Iki antros kartos tas galioja. Bet iš išvaizdos jie galėtų būti. Ar juos kas nors matė vienoje vietoje? Tai va. Iš tokių įdomesnių šis laikais yra, kad, pavyzdžiui, buvo straipsnis apie Žemaitaičio pusbrolius. Ir tai nėra netikėtų variantų. Arūną Dulkį, prisimenat sveikatos ministrą? Taip. Tai jie yra pusbroliai su Žemaitaičiu. Taip. Neįtikėtina. Gerai. Ieva Pakarklytė iš Laisvės partijos. Jo. Irgi pusės yra Žemaitaičio. Tai va, jų kalėdos ir laidotuvės. Bet visą laiką yra tas vienas pusbrolis. Wow. Aš ilgą laiką buvau irgi tas būtent pusbrolis. Ok. Justina traukėsi iš pirmos vietos, Deividas varo be klaidų 2 iš 2. Wow. Kas galėjo pagalvoti? Oho. Trečias teiginys. LNK iki 95 metų vadinasi Litpolitechnikum TV. Taip ar ne? Aš nežinau. Nu, ar galėtų? Pagalvok. Ir atsakyk. 3 sako, kad false. Ir 3 yra teisingi atsakymai šitam klausime. Tai nebuvo Litpolitechnikum TV, tai buvo Litpolinter TV. Irgi elegantiškas, nuo liežuvio krentantis pavadinimas, kaip mes ant šonkauliukai gerai ištraškyti nuo kaulo krenta Litpolinter. Ir dar Litpolinterė taip ir nežaidime susikovė daktarų grupuotės atstovai. Valinskas vos galimai negavo į galvą nuo daktaro, nes Ramutė per ilgai šokdino. Lyg ir gavo? Jis gavo į snukį. Lyg ir per ilgai šokdino. Jis gavo į snukį, bet tai, kad... Lyg ir buvo vertas. Tais laikais gauti snukį reiškia, kad tu esi pastebėtas. Svarbus. To paties lygmens. Nu jo, nes... Jeigu tu ne to paties lygmens būdamas peržengsi ribas, tu baigsi kaip... Dekanizas. Galimai Bonnie M kolektyvo sąstatas keitėsi būtent po Vilijos koncerto. Eik, slėptų, tik tai nieks čia net pažins naują, įdėsim. Jie visi vienodi. Labai įdomus dalykas, kad tokia, šiaip makabriška 90-ųjų istorija, ją perskaičiau vienoje knygoje. Toks yra Arvydas Tašaitis, žinomas labai tų laikų verslininkas, kuris visą Lietuvą išgarsėjo to, kad jis pareiškė, kad nemokės valstybė mokesčių. Ir po to sėda į kalimą ir yra tokia, kaip mes kuriame kapitalizmą. Tokia tikrai gan gerai, įdomius šitą knygą. Tų laikų Lobovas, ar nesakai? Bet žinok, Lobovas, čia net nenorėčiau lyginti, nes iš tikrųjų labai žmogus išskirtinio verslumo ir taip toliau. Ir jis pasakoja. Kaip ten tas, kur policininkus vartydavo? Kur galiausiai jį parigavo, ne? Su Keturačiu, kai važinėjo. Nu žodžiu, bet, gerai, aš atsiprašau. Ir jis pasakoja apie savo draugą Romą Bubnelį. Romas Bubnelis yra Litpolinter. Dainininkas. Taip. Jis pasakoja, kad Romas Bubnelis dalyvavo tam bankų visam dalyke, steigė bankus, po to tie bankai bankrutavo, ta visa krizė. Ir jis liko skolingas žmonėms labai daug pinigų, bankrutavo LNK ir Litpolinter ir kiti jo projektai, ir jis sėdo į kalėjimą. Ir už jos skolas žmonės, jo kreditoriai nušovė jo tėvą. Ir istorija nesibaigia čia ties tuo, jo tėvo žudiką pasodino su Bubneliu į vieną kamerą. Atrodo kaip spektaklis. Tada kaip scenaristas persistingia, aš vadinu tokį dalyką. O galima, aš vieną klausimą noriu paklausti, nes aš jaučiu, kad gali nebebūti progos. Tiesiog išgirdau neseniai labai... Koks jūsų vardas? Kodėl jūs čia? Ką mes čia darom? Tikslo šito, prasmė. Gal galima prasmę? Kas čia yra maždaug? Savai žodžiais gali apibūdinti. Ne, aš neseniai išgirdau įdomų faktą, kad gintarinė ledi, kad buvo... Airė Desengos pasakojo šitą dalyką. Jo, kad buvo... Aš irgi buvau nustebęs lygiai. Kad Australijai, ne tu sakai, kad Australijai. Pasakokite, kas čia vyko. Esą Australai buvo nupirkę irgi gintarinę ledi, kuri pas mus truko vieną sezoną. Jo, kad Australai, sako, mes čia sėdami, pasiėmė, sako, mes perkam šitą projektą. Pritruko medaus. Ir sakė, kad gerai paėjo jam. Tai va čia ir Airė Desenko sakė, po to su tokiu, žiūrėkite šitą faktą su žiupsnu druskos, nes aš galiu... Okay. Reikėtų tikrinti labai. Bet kaip žinai ką, aš net nesiruošiu tikrinti, man labiau patinka tikėti. Man labiau patinka tikėti šito, negu netikėti. Dabar einame į... Pažiūrim lentelę, niekas nesikeičia. Sakė, aš trejetukė esu. Jo, jau netgi per vidurį trejetuko. Kontra klausimą patekai trejetuką. Taip, 4. klausimas
šiame ture. Lietuvos futbolo aukščiausio lygoje 94 metais komanda pavadinimu Marijampolės Žydrius. Taip ar ne? 3 sako, kad taip ir jie yra teisūs. Ar žinot, kieno garbė buvo pavadinta šitą komandą? Taip, žinoma. Taip, turbūt, kad... Justina, ar žinot? Aš nežinau, man čia žinokit tiek daug naujienų šitoje laidoje. Bet čia yra, kiekvienas nežinotas klausimas yra nauja informacija. Žydrūnas beje labai malonus žmogus. Žydrūnas Buzas. Žydrūnas yra labai malonus žmogus, labai smaližius, mėgsta saldžiai, mėgsta desertus. O, Pavlova. Nes nevartoja alkoholio, dėl to jam patinka visokie saldėsiai. Bet labai malonus. Nice. Tai tikrai 94 metais labai įdomus laikai futbole. Nežinau, kiek nuo tų metų esame nuėję į priekį. Tokiais, turbūt 2 žingsniai į priekį, vienas atgal ir taip toliau. Bet tada situacija buvo tokia, kad čempionatą pradėjo komanda pavadinimu Vilnius Neris, ištempė pusę metų, bankrutavo ir tada Žydris sako, aš perimu viską, kas yra. Ir savo tą pusę sezono baigė šlovingu maču prieš Panevėžio Kraną, kurį pralaimėjo 1-10. Ir tada užbaigė savo egzistavimą ir tada kažkaip buvo dingęs, tada bandė Marijampolės Sūduvą perimti. Ir beje, iš 18, man atrodo, žaidėjų, 3 nedingo. 3 nėra dingę? Taip. What? Wow. Ne, no way. Labai saugai buvo, man atrodo. Nes čia tu vaikštai tarp tiesos ir bakų. Tai gali būti. Žinant, malonus žmogus, Žydrius. Žinant, galėjo palikti ir daugiau. Bet gavos kaip gavos. Ir labai įdomu, kad tų rungtynių, kurios balandžio 9-ąją, beje, prieš 32 metus Panevėžyje baigėsi 10-1, yra YouTube komentaras, kuris parašytas žmogus, kuris kažką žinojo. Komentaras skamba taip, kiek žinau, jie be apšilimo žaidė, nes jų autobusas sugedo ąžuolų būdoje, sako komentaro autorius. Bet jeigu sugedo ąžuolų būdoje, vadinasi, jie kažkaip tai turėjo nusigauti į rungtynių vietas. Jie važiavo atgal, jie važiavo nuo Marijampolės žemyn, taip šiandien. Bet tai vadinasi, jie turėjo nueiti iki stadiono, tai jau yra apšilimas. Nu, tai jau yra, jo. Tai va. Bet balandis šaltas. Dar tais 94. Dar to sniego iki čia. O Jėzus, aš kaip prisimenu. Eidavom pešiom. Gerai, baigiam su Žydriais. 94 metais, tik pusę metų tokia komanda. Norėtum. Žinau, čia buvo toksai aliupas. Ir paskutinis klausimas pirmame ture, taip ar ne. Pirmasis grupės Antis pavadinimas buvo Volkswagenai. Taip ar ne? 3 sako ne, ir jūs visi klystate. Tai yra mažai žinomas faktas, kad grupė Antis pirmą pasirodymą surengė 84 metais, gruodžio 31, architektų vakarėlių tiesiog. Ir labai buvo sėkmingas tas jų pasirodymas, labai architektam patiko, kaip Kaušpėdas dainuoja, išsimaliavojas. Ir tam pasirodyme kolektyvo pavadinimas buvo Volkswagenai. Volkswagenai, taip. Bet čia tik vienam jie pasirodė? Ir po to jie sako, gal davai, darom podcastą, žinai. Tai tu nori pasakyti, kad jie yra kažką nukopijavę? Niekada nebūčiau to pasakęs. Okay. Mano žodžiai ne tavo. Tai jo, tai jie buvo Volkswagenai tą vieną pasirodymą ir po to nei iškart, nei kitą dieną ten gimė mintis jau burtis su kolektyvą, prasidėjo visokie roko maršai. Nes dar 3 dienas pagiriojasi. Nes dar taip. Į Kaušpėdai dar buvo 3 dienas. 3 parą pakilo jau. Ir tada tapo Antimi, kur irgi šifruojama visaip, kad jeigu tiesa sako anti, tai anti sako tiesą. Ir kad anti-S reiškia antisovietai, tai yra daug visokių... Apgalvoja. Neaišku, kuris yra tiesa, kuris čia yra... Stadionuose neįdėtų gal dėl to? Gal. Jo, gal. Kleiskit šitą. Arba ant Izidoriaus Survilo. Šitas mažiau realus. Bet kūrybiškas. Gerai, einam į antrą turą, dabar bus... Testiniai variantų, jums reikės pasirinkti vieną iš 3, o lentelė atrodo taip, kad nieks nepasikeitė. Davidas 1 vietoje, Dikolfosas 2, Justina 3, bet dar labai čia viskas gali greitai pasikeisti. Arba ne. Sėkmės antrajame ture. Ir pirmą klausimą pristato ledai Baltija. Mūsų šios dienos rėmėjai Baltijos ledai švenčia savo įspūdingą 30 metų jubiliejų ir kviečia mus visus 90-ųjų vaikus tapti jų reklaminės kampanijos dalimi. Tai skanuokite šį kodą, dalinkitės 90-ųjų prisiminimais, savo nostalgiją ir atsidurkite reklaminėse standuose mieste. O nuotraukai kelti visai paprasta. Tiesiog parašykite savo vardą, kontaktinius duomenis, pasirinkite miestą, kurio reklaminiuose standuose norėtumėte atsidurti ir pridėkite nuotrauką iš įrenginio galerijos ar darydami fotografiją.
Taip, ir Baltijos ledai klausia tokio nostalgiško klausimo, kas nuotraukoje? Ar Saulius Prusaitis, ar Maksas Melmanas, ar Liudas Mikalauskas? Kas šitas yra angeliukas už vairo? Ir visi trys puikiai pažįstat. Žmogų, kurio grupė šiemet irgi švenčia 30-ąjį gimtadienį. Taip, labai fainas žmogus. Simboliška, taip, darėt podcastą. Taip. Ir aš prieš jį... Lykštus, kaip ten Jėzus, kaip pakęs. Dalyvavau prieš jį, yra LRT Opus tokį muzikinį turniriuką daro ir dalyvavau prieš Maksą. Ar mes cenzūruojam? Jo, laimėjau, bet labai malonus žmogus. Iš planų dainų buvo trivija. Bet jis nežino, ką jis. Nu, visi gražiai pelnė taškų ir greitai, ir ką tu. Antras klausimas. Kokio didžio baudą Litais Valinskas 98 metais sumokėjo baltomis centų monetomis? Kiek telpa į tą... Kiek čia iš akies, kaip galvojat? 5, 10 ar 15 K? O, ne, prašoviau šį kartą. Nu. Niekas. 15. Dabar aš paspaudžiau, tada prisiminiau, teisingai. Tai kiek spaudė? 10? Aš 5 spaudžiau. Aš 10 spaudžiau. Aš 10, bet tikrai prisiminiau, po to paspaudžiau greitai ir po to man tai visą laiką būna. Istorija nekartą apdainuota, žvagulių vestuvės, Valinskas prišlys ir reikia kažkaip surasti nuotaką ir Valinsko kila geniali mintis, kad tu nuotakos surasi lengviausia, kai visus išprašysi iš viešbučio. Kaip galima išprašyti, sukelt false alarmą, kad yra užminuota viskas. Nu ir vat, žodis po žodžio atvažiavo policija ir baudžiamoji byla buvo iškelta. Ir vėliau pakeistas įstatymas. Taip, būtent. Kas yra wow. Būtent. Amazing dalykas. Aš norėčiau, kad... Ir netgi, man atrodo, ten vadinai kažkaip Valinsko įstatymu, ar Valinsko toks, pataisą. Nebuvo ant popierius parašyta Valinsko įstatymas, bet tokį pavadinimą liaudyje turėjo šitą. Ja, okay. Nice. Vienas iš įstatymų, kurie buvo pakeisti, nes... Taip. Gerai, einam toliau ir situacija nesikeičia. Kuriame vaikiškame leidinėje po Galiavos skandalo pasirodė komiksas Gynėjas Drąsius. Šitas geras. Naminuke, Genyje ar Flinte? Jūs matot ištrauką. Nežinau, spėjau. Kieno čia yra stilistika? Naminuko, Genio ar Flinto? Gynėjas Drąsius. Žudynės vyko mėnesio viduryje ir jau po kelių savaičių, taip, žurnalas Flintas, legendinis Kaune neleidžiamas pasitapimas. Žurnalas Flintas išspausdino komiksą Gynėjas Drąsius, kurio siužetas yra toks, kad superherojus violetiniu megztuku eina per miestą ir mato, kad dėdė su ūsu, su ūsais kalbina mergaitę ir mergaitė šaukėsi pagalbos. Tada atėjo Drąsius ir nubloškė šitą piktą dėdę ir tada dėdė skambina, sako, mane užpuolė Drąsius, nuplėšė ūsą ir suimkit jį, sumokėsiu. Wow. Nu, visa korupcija, visas tas dalykas. Ir po to buvo antra serija, kuris sakė, šita dar normaliai, bet šita jau per jauna. Tai va, tai taip, ir po to buvo be abejo klausiami komiksų autoriai, leidėjai žurnalo, ar čia, kas čia vyksta, sako, čia visiškai yra, bet kokie sutapimai su realybė yra absoliučiai. Ir mano galva, tas skandalas, būtent žiūrint iš pono Kedžio perspektyvos, baigėsi vienu iš originaliausių ir gražiausių product placementų Lietuvos product placementų istorijoje. Dėl to, kad Hebra išsipirko paskutinėje akimirkoje, paskutinėme straipsnėje apie Kedį, kai jį rado, per akciją radom, ir tenais buvo išvardinta, ką rado šalia su juo. Tai buvo budelis degtinės įvardinta, koksai brandas, saldainių kažkokių, tai tenais ir visi buvo suvardinti brandais ir tai buvo gražiai, ta prasme... Integracija buvo fantastiška. Ir beje radom ir Baltijos... Taip. Situacija, skaičių prasme pasikeitė, bet labai viskas įtempta. 5000 Deivido, 4-7 Diklofoso, 4-3 Justinas. Čia, įtampa didžiulė. Klausimas, kuri vaikų grupė 90-aisiais savo repertuare turėjo akivaizdžiai reklaminius kūrinius apie Pepsi, Mirindą ir net sodos vandenį. Man atmintis neša tik 3, kurie įsiminė labiausiai. Galbūt ir daugiau. Olele, Pop Show ar Telebimbam. Kas sakė, kad Pop Show? We have a winner. Alfonsas Penikas. Atsiprašau, bet tai buvo pavadinime.
Olele apie vaikus. Tas apie vaikus. Alfonsas Penikas. O Alfonsas Penikas, žmogus su aptempčiausiais džinsais. Maibachas bando eiti į tą pusę, bet jisai niekas Lietuvoje neapsitemps džinsų taip. Bet iki šiol naujamiestį galima matyti Alfonsą Penikas taip pačiai pasitempus. Kiekvieną kartą jį sutikęs, aš sveikinuosi, o galvoje savo kartoju, jo akis viršui. O jeigu trumpai apie kūrybą, Olele, atsiprašau, pop show, tai Pepsi, kūrinys apie Pepsi. Man to, tuo metu Utenos gėrimai buvo pradėję gaminti tos užsienietiškus limonadus ir labai reikėjo įpenetruoti rinką, kaip sako klasė. Ir penetruoti geriausia per vaikus. Jo. Ir kūrinys apie Pepsi dar buvo, sakyčiau, išgalvotas, nes skambėjo maždaug taip. Pepsi mėgsta visi. Ir akivaizdžiai tu girdi, kad tie vaikai, kurie dainuoja, niekada nėra ragavę. Žinai, kaip labai norėtų. Su Mirinda buvo biškiai sudėtingiau. Ilgesnis žodis. Su kuo rimuojasi Mirinda? Buvo pasitelktos tam tikros kitos tautos atstovas kaip simbolis. Lindo, pati palindo po Mirindą. Panašiai, bet šitas linksmas indas geria tik Mirinda. Kas yra Mirinda, klauskas linksmo indo ir taip toliau. Wow. Ir jau sakyčiau, su sodos vandeniu jau buvo... Su sodos vandeniu jau buvo kažkas, nes tekstas skambėjo taip. Sodos vanduo, jo pilnas dubuo. Dubuo? Tas yra labai neestetiška, labai neskaniai atrodo gerti. O galbūt kalbėjo apie dubenį. Nes kai geri sodos vandenį, kad tai metu jisai atsiranda dubenyje ir po to. Ir čia si, sodos vandenį myži. Tai vat, kūryba liepsnojo tas 90-aisiais, tikrai buvo labai įspūdinga laikai. Olele, žolė, žalia, pasislėp kažko šilė, olele. Laumės juosta beje vyksta iki šiol, jeigu žinot. Rimtai, 31 metai. Laumės juosta ar laumės juosta? Dainuodavo tai laumės juosta. Tu surasi ir būrį draugų. Surasi Mirindą ir Pepsi ir sodos vanduo. Ir dar inda. Gerai. Justelis ar aplenkia be abejo, kad šoka pirmą vietą. Padėkokime Penikui. Ačiū, Penikai. Ir klausimas sekantis. Kaip vadinasi Protuvė Panevėžyje? 90 tapusi pildiečių pasipriešinimo nusikalstamiems susivienijimams simboliu. Paskatina Svainyje ar Šermutas? Vėlgi spėju ir nespėju. Paskatina, nebuvo. Ir niekas nepasakėt, kad jis yra Svainyje. Svainijos įvykiai, nes buvo Rimas Okuličius, verslininkas ir jo Svainės, kuris po to praėjus gal mėnesį po šito viso dalyko buvo rastas nusišovęs. Man toks jausmas, kad aš pas Dailių dargi atėjau dabar į... Tai tu atėjai 90-osius, man tai tiesiog... Geras, kokia fantastiška istorija ši čia buvo. Pagaliau kažkas tai... Bet man atrodo, kad po šitos istorijos ir įvyko didžiulis lūžis. Dėl to, kad tada, kai kažkas tai ėmė reikalus į savo rankas, nes tuo metu absoliučiai visi bijojo. Policija bijojo, visi bijojo ir tada vienas bičas sako, žinot ką, hvatit man šitų cirkų, važiuoja. Svainijos įvykiai, 96 metų kūčios, apipinta visokiam sąmokslo teorijom istorija, nes kai žmonės buvo šitie visi psichai Tuzovai ir kiti nusikalstamo pasaulio lyderiai Panevėžio, neva atvyko pasimti duoklės kūčių dieną iš Okuličiaus, jis buvo pakviesti į antrą aukštą į salę, kur buvo biliardo stalai sustumti į kraštus. Ir čia buvo kaip simbolis, kad čia buvo ruoštas, Okuličius ruošęs. Pakviesti pašokti. Jo, ir kad kai jis visą apkabą iššaudė jos, tada pasikeitė apkabą ir pratęsė. Wow. Tai žmogus pasiaiškino, kad tai stalo nustumdžių, nes reikėjo daryti kučių furšetą banketą ir tai biliardo stalo nesatysi vidury, viskas buvo šonas sustumta. O kodėl antrą apkabą, tai man ten numušė akinus, tai aš nieko nemačiau, aš kaip kurmiukas kažką ten siluetus, tik mačiau link manęs judančius ir iššaudžiau žmonės. Jau galima, aš tik tai dar vieną įmesiu, dėl to, kad jau kalbam apie parodymus, tai ir labai į temą, dėl to, kad iš 90-ųjų ir yra iš tiesų liudijimas toksai žmogaus, kuris buvo suimtas policijoje ir jo pasiaiškinime buvo tokia citata. Žmona aplink tvartą vijausi, nes norėjau pabučiuoti, o kirvį pasiėmiau, kad vaikai nežaistų.
Fantastika. Ir negali pikti, Viskas taip. Paaiškintam. Aš irgi tada prisijungsiu prie šitų istorijų gražių. Man priminė istoriją, tėtė pasakai, jis yra iš Seredžiaus, o Seredžius yra ties riba, kas tais laikais priklausė. Dalis įtakos zonos buvo Kauno jau šalia Seredžiaus, o Jurbarkas kaip ir Seredžiui priklausė. Ir jisai atidarė pažįstamą. Čia jau, kaip sako Jurbarkiečiai, ant Rubežaus. Kaip Kaunai čia, sakau. Ir pasistatė vienas bičias parduotuvę ir atvarė bičiukai iš Jurbarko ir sako, nu tai tipo, turi mokėti. Ir sako, o tai kiek aš, sako, turiu mokėti. Kodėl aš, sako, moku jau 2 kartą per mėnesį. Sako, tai ne 2, 1 kartą. Sako, pas mane buvo jau atvažiavę iš Kauno. Sako, tai čia Kaunui moki. Čia ta kultūra. Jo, sako, Kaunui. Sako, nu tai gerai, mokė Kaunui. Tada Kaunas atvažiuoja ir sako tą patį apie Jurbarką. Jo. Ir jisai labai ilgai pragyveno, atspirko jam tą parduotuvę ir paskui sudegino, kai jis aiškino. Liūdna, tai kaip ir Latvijos sienos gyventojai. Bet jisai labai ilgai, jisai sakė, kad jam jau buvo atsipirkus tą parduotuvę ir bičas ilgai sukos. Nice. Linkėjimai. Nu gerai. O sudegino parduotuvę ar? Parduotuvę ir jis nedirbo turbūt. Ok. Jisai Tiesiog padegė parduotuvę. Nepaskrudo. Vėlgi tiesiniai klausimai, bet jau variantai bus nebe 3, o 4. Ir šį klausimą pristato Seilį, mūsų dar vienas rėmėjas, seni draugai, Seilį. Tai idealiausia, neperdedu mano asmeninė nuomonė, idealiausia programėlė keliaujant. Kiek yra problemų su internetu užsienyje, SIM kortelės veikia, neveikia, įkainiai nesuvokiami, o Seilį jums garantuoja kokybišką, greitą ir pigų internetą, kuriame pasaulio taške bebūtumėt. Mums kaip draugams Seilį dar turi išskirtinių pasiūlymų, tai su kodu 90 kioskas, jūs pasinaudoję šio kodu galite gauti 15% nuolaidą. Tai keliaukit, naudokitės ir nebūkite be ryšių. Aš turiu. Turi? Puiku, tai jeigu dar norėsi keliauti ir pigiau sumokėti, tai įsives koduką 90 kioskas, 90 kioskas ir gausi 15% nuolaidą. Ačiū. Galėsi užsienyje naudotis internetu kaip žmogus. Puikiai. Ponas Zimaitis, to the rescue. Tai va, prašau. Visi lietuviai turėtų solidarizuotis ir tiesiog turėti Seilį kaip, mes kamon. Simboliška. Klausimas apie užsienį ir apie lietuvius jame. 90-aisiais buvo populiari tokia miesto legenda. Lietuvio verslininkas nuvyko Šveicariją, jie netyčia paliko savo laikrodį rankinį. Grįžęs po kelių metų toje pačioje vietoje nutiko kas? Jis laikrodžio neberado, rado baudos kvitą už šiukšlinimą viešoje vietoje, nu, tipo toks prastas laikrodis, šveicarų čia šiukšlė. Ar rado savo laikrodį tvarkingai einantį, nes žmonės jį vis prisukdavo, ar tiesiog rado toje vietoje geresnį laikrodį? Kaip jūsų manimų virtuliuojas toliau šitą legendą? Kas Suktą rado? Kas parašė, kad prisukta? Apie šitą galvoju, bet visi. Jo, yra... Aš esu girdėjęs šitą, aš tik nežinau visos istorijos, bet esu girdėjęs tokią, Jo, yra legenda byloja, kad verslininkas, nežinau, kokio velnio jis statyti traukinių laukdamas, nusisegė laikrodį ir padėjo ant kažkur stotyje ir paliko, ir pamiršo, po kelių metų grįžo verslo reikalais į Šveicariją, sako, nueisiu pasižiūrėti. Žiūri, laikrodukas yra ir eina, nes žmonės vis tik prisukdavo Ir aš esu... Faktas, kad išsiaiškinau, kad aš faktų žmogus, o ne legendų. Ja. Bet aš žinau faktinę vieną aplinkybę, kad vienas Lietuvos verslininkas, kuris turėjo brangių gėrimų parduotuvę, turėjo porą butelių itin brangaus gėrimo, konjako, ir išsiskyrė su žmona nusprendė, kad su šūkiu nuinachu jūs visus, nusprendė išgerti tą brangiausią gėrimą. Ir vos atpumpavo, jam kepenis parėjo. Nes buvo metilas? Tiesiog, tokių gėrimų negeria. Ir po to, kai jisai bandė skūsti, sako, mes niekada nebūtumėm pagalvoję, kad kas nors bandys išgerti ten 2 butelius. Ir nuo to laiko lietuviai yra užsižymėję, dėl to, kad ant tų butelių pradėjo rašyti spėjimus. Geras. Wow. Geras. Okay, nice. Nu, kokie mes esame eksplorerių. Vėlgi dar vienas Valinsko įstatymas. Ir tau pasakoja, Valis. Važiuojam, antras klausimas. Jordanas visą laiką žaidė 23 arba 5 numerų pažymėtas marškinėlės, bet vienos rungtynėse jis rungtyniavo šių numerį, nes pavogė jo aprangą ir jis buvo priverstas ekstra imti kažkokį kitą numerį. Tai buvo, kurio numerį žaidė? 1 numeriu, 12, 3, 4 ar 8. Čia kažkas bus. Belekas jaučiu. Ir visi apšaudė, kaip
ne kaip Jordan, ne ką metat tą pataikot, biškės, kad taip darot, visi aplink apšaudėt ir ne. Tai nebuvo pirmas, nebuvo 3-4, nebuvo 8, jis 12 numeriukų. Čia toksai, vat, faktų žmogui. Žinau, kad liko marškinėliai tokie. Jo, tiesiog. O kieno kas buvo? Neįsivaizduoti, gal. Pirmas buvo B.J. Armstrongas. Aš bandžiau sužaisti tokiais, kad 2-3, 5 vidurkis yra 3-4, o šiam 8 yra suma abiejų, galvojau, pasimaustant šitą. Aš tikau, kad pirmi tipo galbūt palikti tiesiog buvo, nes, nežinau. Aš šitą net nežinau, man labai keista buvo. Man buvo labai keista rasti šitą istoriją, kurios aš nežinau. Rasti tuščią stalčių. Jūs išeisit pilnesnis negu atėjot. Taip, kaip iš Bukakės vakarėlio. Tai va, kas vyksta šį vakarą, pagaliau išsiaiškinom. Užpipinkim žodį vakarėlio. Einam toliau. Albertas Šimynas įrašytas Lietuvos rekordų knygoje kaip trumpiausiai pareigas ėjęs ministras pirmininkas. Kiek valandų, valandomis skaičiuokime, kiek valandų jis ėjo šis pareigas. 91 sausis, nieko turbūt nepaspoilinsiu, kad 5-7, 7-2, 8-7, 9-9. Sunkiais Lietuvos laikais buvo žmogus ministro pirmininku ir biški trumpai buvo. Ir vienas atspėjo dalyvių 5-7. Daužo. Kas? Mantas? Jo. Deividas. Aš prisimenu, čia 3 dienos, man atrodo. Nuo 10 iki 13 nepilnos 3 paros. Jo. Valandas. Žmogus jau grėsia, akivaizdu, kad bus televizijos bokšto šturmas, galbūt Seimo šturmas. Žmogus išvarė, emigravosi į Druskininkus berods. Kai visi čia, ir tai buvo labai, chicken move buvo laikomas, ir Albertas kaip ir buvo, nurašytas buvo ir savų ir priešų, kad, Ir ilgą laiką gyveno legendinėme dvare, kurį po to Malinauskas teko nugriauti. Tai vat, ilgiau negu 5-7 valandas turbūt truko šitas jo dalykas, bet jo, 5-7 valandas, tiek trumpiausiai turėjom premjerą. Kažkada. Gerai. Kažkada. Deividas. Koks skaičius praleistas grupės Mėsa kūrinio tekste? Galiu būti 1, galiu būti 2, galiu būti 60 kvadratų, galiu būti 30 ir net per pusę. Būsi, kas tik nori, tik kažkoks skaičius nebus. 0, 6, visiškai per ilgai užtrukau. Taškai, kiaurai. Aš skaičiau labai ilgai, dainos. Legendinė. Žinot, visi žino šitą. Jo, bet čia buvo marketingas. Ja, man atrodo, kad čia buvo vienas iš mobilio ryšio. Taip. Tarp kitko, aš esu dirbus. Prepaid kortelio, man atrodo, konkrečiai kaip paslaugos. Ar tai ne iš E prasideda? Iš E? Ar ne? Ne? Tai man atrodo, kad jo. Aš šiaip dirbu su vadybininku šitos grupės. Rimuojasi su vėžys galimai. Taip. Jo, žiauriai panašiai. Tik iš E. Ai. Taip, dušuoliai. Ne, tu nutolai jau dabar. Grįžk prie vėžio. Ir negrįžk prie vėžio. Čia labai prastas palinkėjimas. Atsiprašau. Tu negali grįžti prie vėžio, kai prie kas vyksta. Aš nebesuprantu. Aš visą laiką nesuprantu, kas vyksta. Man atrodo, kad iš manęs kažkas man buvo duota, o dabar atima. Bukakės vakarėlis, taip pratau. Nes man atrodo, kad kažkas duoda, o kažkas atima. Ir jūs man neduoda. Niekas neduoda, tau norėjau. Nes, pavyzdžiui, Londons tai tikrai duoda. Londons duoda. O nėra, kad jie dar vieną kūrinį turėjo? Turėjo. Kaip vadinasi? Jis į albumą visi neturėjo. Jie ir koncertus darė. Jie turėjo tokius animuotus klipus. Jie buvo... Jie buvo lietuvių gorilas. Ar ne per drąsu, gal šiek tiek labai per drąsu, bet jo tas... Iš E ir vėžys... Gorilas O2 sukurtas yra AT&T. Aš nebenoriu gilinti šitos minties. Finally. Gerai, važiuojam toliau. Iš kokios šalies yra kilęs saldainiai Bon Paris? Žinot, be abejo, Bon Paris. Turkija, Čekija, Prancūzija ir Vokietija. Wow, galvoju, tikrai bus mažiau teisingų atsakymų. Kas pasakė, kad Čekija? Tai mes turbūt tai būtų. Žinojot, ar spėjot? Kažkaip man susišė. Man buvo netikėta pačiam sužinot, kad tai yra čekiški saldainiai. Tikrai nebus iš Paryžiaus. Jo, čia bandžiau prigauti, kad Bon Paris. Aš tiesą sakant, laukiau Čekijos ir Vengrijos variantų ir būčiau tada pasiklydęs. Nes iš tokių šalių, žinai, veždavo į Lietuvą, tai taip kaip ir logiška. Aš jeigu nežinau, iš kur rašau, kad Turkija. Nes Turkija tuo metu gamina daug. Visos pantoškės buvo turkiškos. Ulker, Kent. Ne cigaretės čia, mažočiau. Deividai, varai. Aha. Nesustabdo. Tikrai. Vilkijos mašina.
Ok, keliamės į ketvirtąjį prieš paskutinį žaidimo turą, tiesiai 10, visi atsakymai yra skaičiai, jums reikia pataikyti kuo arčiau teisingo atsakymo skaičiaus. Captain. Pirmas klausimas, Justinai. Baigiam šposus, ne jokautus rinkom. 2 taškai. Kiek kartų Eiffel 65 kūrinėje Blue yra ištariama frazė dabadi dabudai? Nuo 10 iki 100. Kuo arčiau būsite, pakankamai padarant dabar intervalus, kad taškų gautumėt, jeigu esat kažkiek arčiau. Tai yra proga tikrai užsidirbti. Nuo 10 iki 100. Dabudi dabudai, dabudi dabudai. Dabar mintyse dainuoju, bet ar man... Ir bandai suskaičiuoti. Ne, bet toks galvoju, tikrai daug. Kodėl aš tiek daug parašiau? O kiek? Šiam 4. Bliam, aš 7 pavariau, tai aš galvoju, kad non-stop visą laiką kartuoju. Ne, bus 20 kokį. Taip, kažkas spėjo šiam 4, ar ne? Kažkas spėjo... Aš sakiau 28 iš karto. 5. Man atrodo, kad bus daug. O teisingas atsakymas yra 56 kartai. Kas spėjo 64 visai arti buvo. Šiaip įdomus dalykas, prisimenu tokią Marijaus Mikutavičiaus dainą Blembu, juk aš tave myliu. Ir jis pabaigoje pasako, kiek kartų jis paminėjo žodį myliu. Tai yra lygiai tie patys 56 kartai. Rimtai, tai čia gal susiję, ne? Nežinau, bet yra kitas dalykas. Spėkit, ar kas neturi pakankamai laiko, kas turi pakankamai laiko tokiam dalykui, perklausyti ir suskaičiuoti. Nu, ir ką nusprendai? Ir ką nusprendė skaičiai, kalbu už tave, tik 52 kartai. Rimtai? Taip, jis meluoja? Marka meluoja. Bet ar jisai įskaito tą, kur pasako pabaigoje, ką tik aš 56 kartus pasakiau žodį myliu? Ar įskaito tą žodį? Vis tiek PM2, ne PM5. Tada PM3. Jo. Okay. Tai biški kažkaip nuvokti 4 mylių yra iš Mikutavičiaus. Klausimas numeris 2. Kiek megabaitų informacijos tilpdavo į standartinį 3,5 colio floppy diskelį? Megabaitais. Nuo 1 iki 10 megabaitų. Atsakykite, kuo tiksliau ir gausite daugiau taškų už savo varžovus. Taip, 1,44. Kažkas sakė 1,53? Lieva būtų, jau kas nors būtų atspėjęs tiksliai, ne? Blemba, Aš kažką sakė 1,5 kažką, man atrodo. 1,44 gerbėmiai. 1,44. Jeigu kas nors būtų atspėjęs tiksliai, tai būtų... Taip. O, sveiki. Yra, turim kažkas... Kokia buvo technologija? Universitetą važiuodavai su kokiais 2 diskeliais, kad jeigu vienas neduodė išsimagnetintų, kad darbas nebūtų prarastas. Mano vienas kolega, klasiokas, Jonas, jis... Dabar tik tai, kad prisiminčiau kokį žaidimą, bet jisai tą žaidimą įrašinėjo jo iš diskečių ir tenais pasibuvo, nes pasibuvo tas senesnis kompas, jisai negalėjo su diskais. Yep. Ir jisai įsirašinėjo iš 18 milijonų. Yes. Aš esu daręs šitą su Quake'u pirmu, su persirašęs per 35 gal flopius. Nice. Nes 50 kažkeli gigabaitai buvo, man atrodo, kažkiek sugadinau ir ten virš 30. Aš supratau, kiek aš esu technologiškai neįžvalgus, kai 2000 metais tie žinia, kad kažkuris iš kompų gamintojų nusprendė, kad naujus modelius nebedės floppy skaityklės. Taip. Jūs durni. Jo. Kaip auksą dėlį. Jo. Praradus. Kaip, ta prasme, neižvirkelių nebekės. Tai kaip ką jūs darysit, kai didės informacija? Jo. Kur Bet reikia pripažinti, kad tas floppy, vienas iš maloniausių dalykų yra, kai ta floppyko ASMR, ta floppyko metalinė... Aš nebejoju, kad tu YouTube rastum tokius valandinius miksus tų visų dalykų. Kiek narių yra originalioje Spice Girls sudėtyje? Eik tu jokau. Nuo 1 iki 5. Čia skaičiuoti reikia? O ten Spice Girls buvo, tai jau aš blogai atsakiau tada. Aš nejaučiu tos Spice Girls buvo paveiksliukė? Ne, ten buvo tiesiog. Ne, aš tai matau tenais Kristina Ivanova. Taip, būtent. Ai, nemačiau. Teisingas atsakymas, gerbėmėjai, buvo 5 narės. Nebuvo... Trick question buvo, ta prasme, kad nebuvo trick question. Nu, tai buvo tiesiog taip, kaip turėjo būti. Labai blogai. 2 atsakė teisingai. 2011 metais Vilniuje buvo pasiektas ledų valgymo pasaulio rekordas. Kiek gramų ledų rekordininkas Mindaugas Podžius suvalgė per 30 sekundžių? Legendinis. Kiek gramų, sorry? 100 iki gramų iki kilogramo. Per 30 sekundžių kiek ledų sukimušo šitas... Žinai, maždaug spėjom. Čia toksai, žinot... Nustepčiau, jeigu žinotume tokį random faktą. Mes su Mindaugu. Podžium. Bet čia, blemba, labai apšalai, jeigu daug nurijai, labai... Per 30 sekundžių tu turi... Bet gal jis ruošėsi tam, tipo, buvo kažkaip... Vis žiūrim, kiek spėjot. Aš 700. Aš kažką 600. Man tada mušim rekordą, nes
jeigu jūs mano, kad tiek įmanoma, tai... Manau, kad tiek įmanoma. Aš tikiu juo. Pasaulio rekordas, gerbėmiai, yra... Pasaulio rekordas yra Baltijos ledai dabar 350 gramų. 350 gramų šalto daikto. Tai yra Mindaugo Pociaus pasaulio rekordas, pagerintas 7 gramais berods buvo. Pervertinom. Tai jo... Kiek jisai? Kiek 350. Bet vieną rekordą aš tikrai norėčiau kažkada padaryti, negėjo pakartojimą ir pagerinimą, nes buvo pagerintas atsit ne va tuo metu ir vaflinio kugelio 120 ml valgymo rekordas, per kiek suvalgyti ledo porciją. Tas pats Mindaugas Pocius yra Lietuvos rekordininkas, per tas pačias 30 sekundžių suvalgė ledo porciją, jūs juokaujat? Čia tik... What? Mes suvalgytume... Aš valgau taip net tada, kai aš nesėkiu rekordo. Jo. Aš manau, kad kažkada grėsia rekordo pakartosiu. Aš suvalgau greičiau tada, kai aš nenoriu, kad vaikas pamatytų, kad aš valgau ledus be jo. Tai vat, aš apie ką ir kalba. Vaflinį, vanilinį kugelį per 30 sekundžių, čia rekordas kažkas, čia... Gali būti iš šaldiklio dar ta, kur griaužti reikia. Atšilęs. Nėra skirtumo. Tai vat vieną rekordą siūlau, ledų valgymo ir man tai aš to asmeniškai turiu vieną tokį... Yra pasaulyje pagerintas, dabar egzistuojantis didžiausio kugelio rekordas. 76 kilai bulvių, kas nėra įspūdingas skaičius. Ugnius turi savo... Pusantro maišo bulvių. 76 kilai. Ir rekordas priklauso 2016 metų fucking Baltarusam. Dar šiais metais. Atsiprašau, bet mes turime ugnių. Jisai tikrai daugiau nei 76 kilogramai. Matai, bet ten Baltarusija 60 kiaušinių dėja. Čia yra biškai... Nėra to. Pasinėra. Toli gražu to. Negaliu neskaičiuoti, kiek, nes iš nulio nesidalinama. Čia skarvados didelės klausimas. Tai yra tiesiog 76 kilai bulvių, 4 kilai svagūno, 6 kiaušinių, 5 kilai miltų. Tiek miltų reikia ant 76 kilų. 10 litrų aliejaus, 5 litrai grietinės, 300... Man reikės 5 kilų miltų, nes bulvių bus žymiai daug. Ir 3 kilogramų korupcijos. Tai va, tai man tai turėk omeny, kad Baltarusija nuo 16 metų fleksina, kad to, kad tie kugelį didžiausia reiškia. Gerai. In. Let's go. Didžiausias koldūnas Lietuvos beje 3-5 kilų. Norėjau klaus kaip tik. Jo. Visaginas prieš 2 metus pagerino. Čia kai gimė? Nes norėjau dėti klausimą apie Lietuvos rekordą koldūną iš 2 metų Vilniaus rotušės aikštėje buvo 25 išvyrę, galvoju, dėsiu klausimą. Pasirodo Visaginas prieš 2 metus, tai jau ne 20-ieji, žinai. 24 metais 3-5 kalė koldūną. Wow. Tokia vat. Nugi? Varom toliau? Visi pro šalį. Važiuojam. Nu, tai jūs... Taip. Double points. Kiek Eurovizijos taškų 94 metais surinko konkursą debutavusios Lietuvos atstovas Ovidijus Višniauskas? Labai mažas ranges, nuo 0 iki 10. Nuo 0 iki 10. Kiek taškų surinko mūsiškis su daina Lopšinė mylimai? Tavu. Ne, 0 būtų duotų. Galim? Ar nėra taip, kad jisai yra išrinktas blogiausiu? Kažkas spėjo, kad 0 taškų, ar ne? Kažkas spėjo, kad 0 taškų surinktų. Kažkas spėjo, kad 0. Nesąmonė. Ne, aš sakiau, kad būtų negražu. Būtų visiška nesąmonė. Taip, Višniauskas yra vienas iš retų dalyvių Eurovizijos istorijoje, kurie surinko per konkursą 0. Irgi pasiekė tam tikrą rekordą žmogus. Jisai, man atrodo, sakau, yra kažkokiuose rinkimuose Eurovizijos išrinktas kaip blogiausias visų laikų dalyvis. Nežinau, kiek oficialūs yra. Bet jam vis tiek Davidą ar taškų normaliai. Čia yra, žinai, toksai Praudas pagonio paskutinio momentas. Aha. Labai daug. Kur laimėjo visgi? Kaip sakė Star Suckers'ose Valinskas, turi būti arba geriausias, arba blogiausias. Nu, tai va. Paskutiniai 5 klausimai, kiti rašutėliai. Labai bus toksai šiupininė papuri įvairiausių užduočių. Jums reikės įrašyti žodžiu atsakymą. Jums reikės sužymėti. Nu, žodžiu, bus įvairių dalykų. O iki polo bus. Dabar taip, pirmas klausimas jums reiks įrašyti skaičių. Kurie tai metai? Aš vardinsiu įvykusius tais metais, jums įrašyti, kurie tai metai. A. Arvydas Sabonis debiutuoja NBA. B. Pasirodo filmai Toy Story ir Seven. Gimsta dainininkė Gian ir Lietuvos krepšinio vyrų rinktinė Europos čempionato finale skandalingai pralaimi Jugoslavijai. Įvardinkite, kad kurie tai galėjo būti metai. Nebus. Ta istorija nebus taip seniai sukurtas.
Aš labai Bet gerai, o mes Rangers tik 90-uosiuose esame. Nu, taip. Gerai. Kaip tu atrodo, kada Sabonis galėjo debiutuoti NBA? Arvydas. Kalbam, Arvydą. Ar turime atsakymus? Turime atsakymus. Matau, raudonuoja X. Ne, tai yra 95 Eik, tu per metus. 95 metų finalas Lietuva Jugoslavija, 90-96. Džordževičius kažką suvalgo, sėdėdamas ant soliuko. Aha. Kažkokią tabletę. Suvalgo. Kur žiūri dopingas? Marčiulionį. Jo, ir Kem 1 taškas, 9 iš 12 tritaškių, Lietuva išeina iš aikštelės netgi vienu metu. Vyrai! Visa arena skanduoja FIBA mafija, nes tuo metu Jugoslavas Borislavas Stankovičius yra FIBOS generalinis sekretorius, aukštas žmogus. Ir, nu jo, bet kai pasižiūrė dabar tos įrašus, tiesiog, nu, kaip mes nemokėjom gintis. Nu, Aš prieš metus dar žiūrėjau tą teisėją. Oliveris. Gyvena. Oliveris. Ai, okei. Jis turi dabar savo teisėjų mokyklą, kuri dar vis yra nesudegusi. Pasakykime taip. Wow. Gerai, nu, vat, nepakeičia šitą... Būtų juokinga, jeigu palaidos dabar užsienėtų, ar ne? O kas ten žino? Žinai, dabar tenais tokie neramus laikai, priedo. Žinai. Susikaupkite, vyrai. Kas slepiasi po nuotrauką, rašykite. O ne. Jums pamažu atsidenginės vaizdelis jums įrašyti, kas tai yra. Man viskas atsidengia, aš nežinau. Ar yra žinančių? Vat, manau. Lėtai atsidenginėja. Nu, vat, keti riešutėliai. Jums ne šiaip sau čia kažkas. What? Nežinau. Okei, čia yra albumo viršelis. Kaip suprato turbūt. Nutrinta grupė ir nutrintas albumo pavadinimas. Neįsivaizduoju, ką daryti. Aš irgi. Įrašėt kažką, ne? Justinas kitrai nereaguoja niekaip. Aš nežinau, aš pamačiau vieną detalę, iš karto kaliau ir nežinau, ar čia... Vieną iš esančių žmonių, kada, ar ne? Okei, žiūrim. Ar kas nors teisingai atsakė? Nieko, net nespėjau. Tai yra grupės Junior albumo viršelis, turbūt Rosita, atpažinai, ar ne? Rosita. Pasigirsiu su Rosita netikėtos erdvėse teko susidurti, dirbant prie tokio projekto kaip Gintaro Einikio dokumentika. Jinai yra tokių keistų dariusių dalykų. Jisai realiai Rosita darys absoliučiai bet ką, kad tik tai nereikėtų grįžti į sceną. Jinai, aš žinau mažą dalį to, ką jinai yra dirbus, ir aš esu dirbęs su ja, fantastiškas žmogus, bet ir kur sakom, nu, seni, tiesiog, nuvaryk, padainuok, pasiim babkės. Ne į viskas. Bet turbūt, kai vienas iš sugrįžimų buvo grupės Junior, tas jos nenoras būti scenoje atsispindėjo kūryboje, nes ar kas nors nori prisiminti tą etapą, kada jie grįžo su kūriniu, čia irgi buvo mūsų paminėtas jų Garliavos istorijos. Ir jų kūrinys, aš nežinau, ar pavadinime yra tas žodžių junginys ir siūlymas ir kvietimas, ar tik tekste, bet su Medžiok pedofilą skambėjo. Jo? Kažkaip garsas įvykė tylą su Medžiok pedofilą. Kažkas tai buvo. Jo. Ir tiesa yra. Tai vat, grupė Junior. Garsas įveikia tylą su Medžiok pedofilą. Kažkas tylą ir pedofilą tikrai buvo rimtas. Aš jau turiu naują variantą, kurį greitai pasakysiu, ką ant mano kapo paminklo kaltų. Kedžio himnas toks. Nu ką? Nu nieko. Dichlofosas, wow. Wow, jo, čia jau Matau, pas ką kabės kalendorius. Lengvus pasilikit savo. Sėkmės, atsakant šitą klausimą. Sudėliokite šios serialus nuo seniausio viršuje iki naujausio apačioje. Seniausias viršuje. Serialai. Seniausias viršuje, tai kuris išėjo seniausias. O trečias geltonas, legenda, X-Filai, Twin Peaksas pretendentas. Ar jau turime? Kokia jinai yra? Laura Palmer. Laura Palmer. Ir tas čiuvakas, kur kalbėjo atvirkščiai. Visi? Karbauskio veiduku toks. Jo. Ramūno Karbauskio veiduku. Arba Motuzo to, kur repuoja. Iš mano mokyklos vietos Matuzas. Ne? Ja, Matuzas.
Aš esu turėjęs su juo vieną istoriją labai juokingą. Su Vytuku? Su Vytu, jo, nes jisai ir mano kambariokas, jie turėjo, jie buvo labai geri draugai ir Vytas pas mus gana... Ne vienas negavo taškų. Gana tankiai pas mus lėbaudavo. Ir vieną rytą aš grįžtu, iš kažkokio tai renginio grįžtu ir nugriūnu miegot, atsibundu ryte, nieko nėra namie ir tik tai Vyto vežimėlis. Radinu aš savo kambarioką, kambarioko irgi nėra, aš jam rašau, Vytas tiek pripiso, kad pėsčiom išėjo namo. Ne, pasirodo, jie filmavo jo Eurovizinį klipą ir dėl to buvo papildomas ir jie paliko namie. Fantastiškas, iš mano mokyklos labai geras žmogus. Labai fainas bičas, linkėjimus. Tai ne vienas neatsakė teisingai, o tiesa yra tokia, kad Twin Peaksas pasirodė pirmasis 90-aisiais, tada X-File 93-aisiais, tada Pretender 96-aisiais. Tai mes visi vienodai. Marshall Law, kuris lietuvių buvo išverstas, O trečias geltonas. Trečias geltonas yra Samo Law, 98 metai. Liko 2 klausimėliai. O gaila. Ir dabar mes turėsime... Gerai. Matau, kaip kalendorius Video klausimas. klausimas. Video, double. Klausimas. Jums reikės parašyti žmogaus vardą. Kas yra šis žmogus? Nežinau. Kam bus lengva, kam nelengva, bet tai yra kiti riešutėliai. Jie turi tokie būti. Atsidenginėja vėl žmogus. Nuo žmogaus veido. Koks jo vardas? Pavardės neprašau. Vardo prašau. Duokit vardą. Žmogus turi vardą. Tai turbūt žinot, kas tai yra... Nežinau vardą. Ne, aš irgi nežinau. Pavardę gal būtų ir paprasčiau. Labai paprasta. Iš karto žinau. Ir aš kaip tik dar neseniai visai žiūrėjau, kaip jisai stumdė tą vaiką. Marių Grochnerį. Taip. Grochnerį. Visi... Parašiau aš belė kokį vardą, ką aš. Andžai. O tikrasis jo vardas? Visvaldas Mažonas. Visvaldas! Fucking Visvaldas! Visvaldas Mažonas. Žmogus. Gerai, gerbėmėje. Fuck, Mary Kill. Visvaldas Mažonas, Mindaugas Murza, Žilinas Razminas. Murza, Mary. Nes aš turiu rusiško kraujo. Dabar Mindaugas yra Gervaldas. Gervaldas, taip. Ir aš turiu rusiško kraujo, dėl to ištekėčiau už... Už caricos. Jisai kaip ir... Baronienės. Jisai ima. Taip. Tokies kaip aš. Aš irgi turiu rusiško kraujo, bet nesakysiu kur. Ir kur? Šaldytuvė, kur. Tada yra Mažonas ir Razminas. Aš trečią... Razmino nežinau. Tas, kuris... Tai už kiek pardavėt? Čia yra Žilinas Razminas. O, šito žudyti. Galima kilti. Aš negaliu, aš auditorikas, aš negaliu pakęsti, kai reikia. O Mažonas jisai labiau veikia. Neseniai teko sužinoti labai įdomių porą faktų, kad vienas draugas iš Šiaulių sakė, kad vaikų iškvietė taksi, gyvena Šiaulių rajone iki mokyklos į Šiaulius ir atvažiavo vairuotojas Mindaugas Murza. Mindaugas Gervaldas paimti. Tai atiminėja žmogus iš užsieniečių darbus, sėkmingai, o pat savo rankomis. Lietuvoje. Tai va, o apie Žilviną Razminą, teko sužinoti, viena tokia pažįstama irgi parašė labai įdomi informacija, kad kai jis nebuvo išprotėjęs, pasirodo, dar tais laikais 90-aisiais, ir nebuvo tos išprotėjęs patriotas, jie kažkaip su jų šeima, su Razminų šeima visai draugaudavo, bendraudavo, tai bei kitų dalykų, kad pavyzdžiui pas jūs namuose buvo pakabintas kaip herojus didvyriam Žilvino paveikslas, toksai, žinai, tai dar buvo porą įdomių momentų. Vienas, kad jie namuose, žinot, virtuvėje būdavo televizoriukai pakabinti, tai jie vietoj televizorių turėjo narvą, kur laikė pelėdą. Ir dieną nebuvo galima namuose garsiai vaikščioti ir šnekėti, nes pelėda miega, o vakarais atidarydavo narvą ir pelėda skraidydavo po namus. Ir visi sakydavo, kas čia, sakydavo, žiūrim što, где, когда. Važiavimais na takį. Bet jisai taip tobulai cosplayino diktatorių. Jisai tai už kiek pardavė tėvynę? Jisai tuo metu, jo galvoje, jisai jau iš balkono jau... Čia buvo tas momentas, kaip tu matai save, kaip žmonės matosi. Ir jisai jau matė, kaip jį žmonės pagriebs, nuneš ir jisai tiesiog jau kur... Ir gerbėmiai, dar vienas faktas apie Žiliną Razminą.
kad be kitų detalių mano paminėtų, tai kiekviename kambaryje, dėl man nežinomų priežasčių, galim padiskutuoti, kodėl tai buvo, būdavo ant žemės paberta centų. Važiavimas na tai, kodėl, kaip jūs manot? Mano mintis yra tokia, gal nelabai graži, kad jeigu kartais ateitų žydas, aš tą patį galvojau. Jisai, pinigėliai, ir tada jis griebtų centą, ir tada būtų galima jį neutralizuoti. Kito varianto, jokio varianto neturiu, kam laikyti kažkokiais praktiniais sumetimais tokiam žmogui pabertą pinigėlio ant grindų. Taip. Manau, tu teisus esi. Bet čia yra keistas bet pritrauksgi. Paradoksas. Bet tai va, žinai kaip, tai privilios. Mūsų irgi gaudo su lipne tą juostą. Bet tu vytiesi numetęs ant žemės. Bet aš irgi galvoju. Bet čia yra. Tu čia jau toks. Bet žinai, aš kažkurio tai metu keldavau ir dabar dar pavyzdžiui, bet jau eurus. Aš centus visą laiką keliu. Jeigu aš randu, aš visą laiką keliu. Bet kažkada tai aš argumentavau, kad yra vytis, aš jį pakelsiu, bet kada. Ja. Tai bet čia įdomu, bet žinai, gal tu jau pasveri, kovodamas su priešu, kiek tu, gali... Kaukoji. Jo, gali. Ne visą laiką pergalė... Bet tai centai būdavo... Centai ir lapų šiek tiek, žinai, kur jeigu tu tą centą ir tuomet tiesiog... Kartais turi atiduoti šiek tiek teritorijos. Jo. Ir tiesiog tave pakelia su tinklu. Tai va, pana Žilvinas. Ui, nekelk! Tokia vat. Ir istorija, niekas nepasikeitė lentelė ir mes dabar turim paskutinį klausimą. Visvaldas geras, taip. Dabar jums reikės greičio, nes reikės... Nuotraukoje pažymėti, bus 4 variantai, reikės pažymėti 2 žmonės, kurie yra nuotraukoje. Kas yra šie žmonės? Šleževičius, Brazauskas, Prunskienė ir Landsbergis. Visiems puikiai pažįstami, jau ryškėja, kuris greitesnis, nemanau, kad turėsim neteisingą atsakymą šitą vietą, nebent kažkas labai... Kodėl mane pasispaudė? Ai, čia dar reikėjo ir užlokinti. Aš paspaudžiau ir viskas. Nu va. Visi turim? Taip. Turbūt komentarų nėra. Visi žinom, kad viena nuotrauka užfiksuoti pasirodo, jie yra užfiksuoti viena nuotrauka. Aš nesupratau. O ką tu pažiūrėjai? Landsbergis ir Brazauskas? Ir Prunskienė. O kas? O ką tu pažymėjai? Galvojau, kad Landsbergį ir Brazauskas. Nu va, pasirodo ne. Kažkas pažymėjo Prunskienę. Tai tu? Ai, tai tu Prunskienę pažymėjai. Ok, aš netaip. Bet šiaip teisybės dėliai lengva supainioti. Taip, blemba, paskaičiuosim dabar lentelį, po to sužinosim, ar tik nebus Davidai paleidęs. Antrą kartą jeigu tu dar iki šiandienos Prunskienės nemėgai pakankamai. Jo. Kaip sakoma, obrigado. Dar ir iki... Kaip pasakytų Prunskienė, obrigado. Ir kągi, skelbiam mūsų laimėtojų trejetuką. Kaip įdomi pasisuko visas žaidimas. 3 vietą su 12 167 taškais. Čia bus aš, man atrodo. Užima dalyvis, kuris po pirmos pusės dominavo žaidime. Taip. Ir štai ką pakeitė paskutinį turai. Davidai. 3 vieta. Ačiū. Tai va 12 167. Justina, 12 985. Sveikinam su sidabru. Ir... Nevalas. Diklofosas. Nevalas. Tie tarakonai diklofosas purkšti. Niekada. Nevalas. Jis jau buvo tarp langų, toksai buvo sukritęs ir jau atrodo neįtų ir išmest reikia. Jisai iš pradžių galbūt ir iš karto nekrenti, bet jisai tave pasiekė. 15 571. Ne, bravo. Taškas nepaliko jokių. Ir Justinai, didžiulė garbė, aš tikiuosi, kad atras tavo namų ūkyje ir greta neišvarysiu. Lietuvos peržegno. Didžiausias Lietuvos katalikas pagaliau vos pavyko mylų. Va. Vos pavyko pamėgį, kaip sako. Aš tik priliesiu, kad būčiau prisilietęs. O jau kad kažką, mano močiutė, kuri po to išsiaiškiname, kad yra žydė, jinai mane išmokė žegnotis vardan Marį, vardan Širvėlį, Varį, kūrį šmakšt kažkaip tai buvo. Tai žodžiu. Tai mylėsiu, gerbsiu. Tikrai žinau, kad į geras rankas pateko. Ojojojoj. Mano puikiai. Taip. Tai ačiū visiems dalyviams už gerą laiką. Tikiuosi... Ačiū labai. Ačiū labai už tuos... Prisisekit... Jeigu dar kalbėsi, perduok linkėjimus Make Heads Turn, gerai? Labai fainai. Labai cool. Make Heads Turn. Make Heads Turn. Prisiseksiu į džinsofkę. Puikiausias. Tikrai buvo didelis malonumas, ačiū visiems, kad radot laiko.
Wow. Ačiū. Tik turiu vieną pasiteisimą pasakyti, kodėl sėdėjau visą laiką su akiniais nuo saulės, nes turiu vieną nesveiką ištinusią kelią, bet nesu šiaip tokia, kaip sakant, stiliaus čia, neišsidirbiniai. Sveikatos. Aš tada irgi atsiprašau dėl to, kaip atrodo. Prie ko čia man tų ukropo atributikos? Viskas, laikas vertint, man atrodo. Ačiū. Čiau. Ačiū labai, slava Ukrainai. Iš karto varau jį rėminti, Jo, dėl to, kad skirtis, žinau, kur skaniai gamina valgyti. Ir kaip tik rėminimo Lvovo bistro vadinasi. Ir rėminimo yra iš vienos pusės, o šitas iš kitos yra.